Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien jums pasisekė, šiandien turėsim labai įdomią paskaitą apie tai, kaip suteikti savo gyvenimui jėgą ir galią. Ir klausimai. Tai kaipgi tai suteikti? Na, aš pasakysiu vieną esminį svarbų dalyką pačioj pradžioj, jog jūs esate savo likimo kalviai. Tikrai taip. Jeigu kas nors sakė, priešingai, nuvilsiu, dėja, jūs esate savo likimo kalviai, bent jau šiam gyvenime tai tikrai. Net jeigu jums ir atrodo kitaip, dėja yra būtent taip. Kodėl? Todėl, kad jūs sprendžiate savo veiksmus, pasekmes ir ar būti įtakojami likimo, ar elgtis kitaip kaip priešingai. Tai šiandien pakalbėsime daugybę įdomių tokių patarimų ir pradėsiu nuo tokios vis dėlto liūdnesnės natos, tai kad šių laikų pasaulis vis dėlto bando žmogų užzombinti ir visaip kaip paveikti jo kognityvinį mąstymą. Toks atrodo vaizdas, kad dabartinė, medija, įstatymai, kaip čia pavadinti, politiniai veiksmai, atrodo žmogų bando sukišti atgal evoliucijos laiptais atgalios į kiaušinį, į kažkokį tai paversti žmogų briedžiu, ar nenorint įžeisti briedžio, bet kažkokiu tai imbecilu bandoma paveikti ir dėja, kas neturi tvirto kritinio mąstymo, dėja tas būna paveiktas, ko pasekoj labai yra svarbu turėti savo vertybės kaip pamatą, kuris parodys atskaitos tašką jums, kaip elgtis, kuo tikėti, kuo netikėti. Jeigu jūs neturit vertybių, tai jūs gali paversti imbecilais ir ko pasekoj valdyti savo gyvenimą iš tikrųjų pataps nebeįmanoma. Tad pirmas žingsnis yra ieškoti savo vertybių, kas jums yra svarbu ir, iš tikrųjų ginti tas vertybės, jomis vadovautis, propaguoti ir tokiu būdu galėsite atsirinkti, ko verta klausyti, o ko neverta klausyti. Tie, kas trypia jūsų vertybės, visiškai to neklausote, o tas, kas bent jau netrypia arba jas jau net ir kelia, vadinasi, su tuo žmogum yra bendra kalba. Tai ir jau bus pirmas ir esminis kritinis žingsnis jūsų gyvenimo kontroliai. Nes jeigu jūs bendrausit su tuo žmogum arba pritarsit tam žmogui, kuris trypia jūsų vertybės, vadinasi, taip, jūs ir nevaldote to likimo, nes jūs esate tiesiog kaip laivas blaškomas vėjo be kapitono, o jūsų smegenys, jūsų mintys, jūsų pasirinkimai ir yra jūsų kapitonas viduje. Jūsų kūno valdytojo kapitonas, galima taip išsireikšti. Tai dar čia tokia labai įdomi mintis. Reiškiasi, kad šių laikų pasaulis vyksta toks kaip karas tarp gėrio ir blogio. Ir būtent kas ir vyksta, tai vyksta paskutinysis didysis mūšis dėl laisvo mąstymo, bet jis vyksta būtent žmogaus galvoje. Tad turėti pamatinės vertybės tampa dar labiau svarbu. Ir jeigu jūs neturit jokios pozicijos nuomonės, tai, tas jūsų mąstymas ir bus užgrobtas tų, kas nesiliauja to dalyko daryti. Yra pasakyta kartok ir net didžiausias melas pataps tiesa. Taip, kad turėkite tai omenyje, jog jums šių laikų visuomenėje, ypač jeigu ten stebite ar ten televiziją, klausot radijos, tai yra labai dažnai plaunamos smegenys ir jeigu jūs tik tais atsipalaiduosite, jums štai ims ir praplaus ir indoktrinuos tokią tiesą, kokia yra reikalinga tam 1% valdant mases. Ir šių laikų labai didelis svertas yra kritinis mąstymas, o jis susideda, kaip ir prieš tai minėjau, iš vertybių. Taigi, paminėsiu aš čia įdomių tokių sentencijų ir jas pakomentuosiu. Taigi, viena iš jų: būk savimi ir nereikės žmonėms pamėgti tavęs ir tau nereiks dėl to rūpintis.
Dažnai šiuo laiku visuomenėje mes esame linkę būti konformistais. Ką tai reiškia? Tai reiškia pritapti prie kitų pozicijos, nuomonės, jiems įtikti ir tačiau nebūti tikrųjų savimi. Mano nuomonė, sielos misijos reikalas šiam gyvenime kaip tik atsiskleisti ir būti savimi. Taip, tai yra sunku, nes ką pagalvos apie mane kiti, tai viena iš didžiausių žmogiškų baimių - būti atstumtam dėl savo įsitikinimų, dėl savo vertybių ir tikėjimų. Na, dėja, bet ką galiu pasakyti, jūs vis tiek nebūsite laimingas, jeigu būsite ne savimi. Ir, na, ar jau geriau būti su tais žmonėm, kurie jums nepatinka, būnant ne savimi? Ar vis dėlto gal geriau būti tada vienam arba su mažuma žmonių, kur galite būti pilnai atviras savimi? Aš renkuosi antrąjį variantą, geriau jau aš būsiu vienas, bet laimingas su savim, negu būsiu nelaimingas, bet su kitais. Ir taip galima tame sukurti ryšį, balansą, ne tik yra kraštutinumai viena ir kita. Bet visais atvejais ilgalaikiai santykiai nuveda į tikrumą tada, kai būnate jūs pats atviras nuo pat pradžių santykių. Mano patirtis rodo, kad jeigu aš esu neatviras pradžioje santykių, tai nuveda į susipykimus, išsiskyrimus ir taip toliau. Tai yra garantuotas raktas į nepavykusius santykius, bendraujant su, nesvarbu, su antra pusė, versle, su draugais, su bet kuo. Visur, kur mes būname tikri, kuo anksčiau, nuo pat pradžių, tuo tie santykiai arba greičiau išsiaiškinama, kad tai ne pakeliui ir visi įsiskirsto mažai suinvestavę, arba vis dėlto tai nutinka labai natūraliai ir veda į aukštus pridėtinės vertės santykius, kurie, na, būna iš tikrųjų labai, labai prasmingi. Toliau. Išsikelti viziją, formuojant tikslą, kuris apims visas gyvenimo kryptis. Tai čia būtų tokis gal žinomas jums kaip ikigai. Ikigai tai yra subalansuotas gyvenimo pasirinkimas ir reikia užduoti savo klausimus. Reiškia, tikslas yra šito punkto išsikelti tikslą, kuris motyvuos jūs toliau keltis visas vizijas ir tęstinumą. Tai vat, ikigai, tai yra metodika, kurioje vat, ir aptariam. Tai yra daryti pirmą tai, kas tau patinka. Toliau. Antra, daryti tai, kas tau sekasi arba kur tu esi sėkmingas. Toliau, daryti tai, už ką bus sumokėta. Ir ketvirtas, daryti tai, ko pasauliui reikia. Atsakant į visus šitus, jūs, na, surasti tą savęs brandurį, vadinamą ikigai pagal šitą metodiką. Jeigu ne visus, na, kodėl reikia šitų visų? Aš manau, logiška, visi supranta, bet pakomentuosiu, juk ne šiaip savo video darau. Tai ką darai, tai patinka. Nu, iš principo, tai bus motyvacija ir energija tą dalyką daryti. Ir mes, jeigu tai nepatinka, nu, tai su kančia tai darysim ir anksčiau ir vėliau norėsime mesti. Vat, jeigu susikombinuoja su tuo, kas tai yra gerai, tai vadinama aistra. Sekasi gerai ir patinka aistra. Jau tai yra labai, labai, labai geras dalykas. Neretai vadinama tai hobi daro. O jeigu vis dėlto daro tai, kas patinka, bet pasauliui reikia, tai kaip misija. Gal, tarkim, išgelbėti pasaulį ar na, tiesiog kažkokią bendruomenę. Ir jau, sakykime, vat, su aistra man tas patinka modelis, jeigu tai jau netoli paverčiam į hobį, vat kas, už ką jau tau sumokama, profesija, bet jeigu darom tik tai, kas tau sekasi ir už ką tau moka, tai yra profesija, bet jei kartu jau ir tai patinku, jau ir hobis. Jau prie pat ikigai. Ir paskutinis užpildymas, ko pasauliui reikia, tai, na, vis dėlto tai reikėtų daryti ne kažkokį tai,
kaip čia pasakyti, nelėkštą, bereikšminį procesą, o ko iš tikrųjų žmonėms reikia. Tai iš tikrųjų atsakant, randant laiko atsakyti šitus 4 klausimus, galite susikurti savo, tokį kaip svajonių hobį, ir patinka, ir sekasi, ir apmoka, ir pasauliui reikia, tai vadinama ikigai. Tiesiog kaip hobis jau yra per vieną žingsnį nuo ikigai, bet reikia dar pakreipti ir tai, kad pasauliui būtų naudinga. Tai jūsų bet kokia idėja gali būti šiek tiek modifikuota, pakreipta ir perduota visam plačiai visuomeniai naudoti, ko pasiekoje jūs įgysite labai didelį svorį, savo viduje pasitikėsite, visuomenė jumis pasitikės, jūs užsidirbsite, jūs tikrai pradėsite valdyti ir kontroliuoti savo likimą iš esmės. Tačiau dažnas žmogus, kur problema papuola, jis nežino, ko jisai nori. Va čia yra blogiausia dalis, tačiau yra arba žino, arba nežino. Tai sakykime, jeigu nežinot, tai štai jums 4 klausimai, jums skirkite laiko, ryte, vakare, kada patogu, profilaktiškai juos kontempliuokite ir raskite atsakymus. Galų gale surasite tuos atsakymus, bet gali kilti problemų, o kaip tai pasiekti? Įprotis, vesti sąsiuvinį, žurnalinti, ar kitaip vadinasi kaip dienoraštis, padeda tai spręsti ir būtent keliami klausimai, kaip tai daryti, aš pasakysiu paprastai. Dažnu atveju sprendimas yra pasidaryti mažais žingsneliais eigą, procesą. Nusimatot kryptį ir jeigu, sakykime, tai per didelis žingsnis, jį susipjaustyti į mažus žingsnelius. Ir tokiu būdu pasieksite. Ir šiaip pasakysiu, nėra tikslas pasiekti, kiek pats procesas irgi labai svarbus. Tai kryptis, aišku, svarbu, bet pats procesas, žinokit, dar yra netgi vos nesvarbiau, nes pats procesas užtrunka didesnę laiko dalį. Todėl nenuvertinkit proceso, stenkitės pasimėgauti procesu, tai mes čia tam ir gimėme, kad mėgautis gyvenimo procesu, o ne nugyventi finale ir tiesiog numirti. Tai čia, ta prasme, kai žaidžiate kažkokį žaidimą, tai ar žaidžiate dėl to, kad jis jums patinka, ar dėl to, kad pereitumėt paskutinę misiją arba finalą, žaidžiat krepšinį, tai dabar jūs norit laimėti pergalę, laimėjot viskas. To kur visas jums žaidimo malonumas, pats procesas, žaidžiat krepšinį, futbolą, biliardą, bet ką, kompiuterinius žaidimus žaidžiat, jūsgi mėgaujatės pačiu procesu. Taip ir gyvenime reikia suvokti, kad pats procesas yra labai didelė dalis. Ir jeigu suvoksit, kad motyvuotis reikia pačiu procesu, o ne tik tai finaliniu rezultatu, tai ir siekis bus daug malonesnis, ir eiga, ir rezultatas, ir viską, nes kad ir pasieksite vieną tikslą, už to tikslo prasidės kitas, to pasieksit vieną, už to kitas, kitas. Tai čia iš esmės vieno pabaiga, kito pradžia. Tai nereikia siekti tos pabaigos, nes vėl bus kita pradžia. Tai turi omeny. Tai apie tą ikigai. Ir mėgautis procesu. Tikiu, jūs supratote. Kita puikia idėja sako, kad su ego mirtimi prasideda tikrasis jūsų gyvenimas. Dar aš esu girdėjęs tokį, sako, jeigu bijai mirties, vadinasi, tu dar negyveni. Nes, žmogus dažniausiai, apie šitus 2 posakius, jeigu bijo mirties, dažnai jisai nepajuda iš vietos ir nepradeda mėgautis gyvenimu, nes bijo visą laiką, ką pasakys apie jį kiti, ką pagalvos, kad nutiks nelaimės, susižalos, dar kažką, ir jis nenori net pajudėti iš vietos, ko pasiekoje jis sustingsta ir būna toks kaip sušalęs į ledą. Nors taip jisai ten gyvena, bet, aš tai vadinčiau gal daugiau egzistavimu, tokiu nepatiriant tikrųjų savo troškimų, neišlaisvinant jų ir nesiekiant jų ir nepabandant iš tikrųjų užkariauti, savo svajonės, sakykime taip. Tai yra tikrasis gyvenimas.
Ir vat būtent ego mirtis tai dažnai reiškia, kad teks išeiti iš savo kažkokių tai numatytų šablonų, standartų, iš komforto zonos. Ką pagalvos apie mane kiti? Na, jeigu visą laiką tuo mes remsimės, mes nepajudėsim iš pačios starto linijos ir ko pasekoj, tai gyvenimas ir neprasidės, baigsis net neprasidėjęs. Tai ego arba vidinis vaikas, su juo reikia tartis, kalbėtis. Nu, nereikia taip jau literaliai pasakyti, kad jis mirtų. Su juo reikia susitarti. Ego, kaip man papasakojo vienas draugas labai gerai, kaip antras vairuotojas. Esate jūs ir yra ego, ir du pilotai. Ir jie abudu, reiškiasi, valdo lėktuvą. Ne? Tai jūs turite mokintis, tartis su tuo ego, kaip pilotuoti jūsų kūną. Nes ego tikslas yra padėti jums. Ego yra tas, kuris yra 100% už jūs, už jūsų saugumą, už jūsų pergalės ir visą tai. Ego yra pats didžiausias jūsų draugas ir jo nužudyti nereikia. Jį su juo reikia mokėti tartis arba jį išplėsti, reiškiasi, jį perkelti į visuomenę. Jūsų ego ne tik kad aš, bet aš ir visuomenės aspektas, reiškiasi, jau tai dvasingumo lygis ir kada padedu kitiems, padedu savo ir tokiu būdu išsiplečia mano tas ego į visai kitą lygį. Ta ego mirtis, sakykime, tokia asmeninė ego mirtis. Bet jinai iš karto gaunasi nėra nužudoma, jinai gali būti arba išsiplečiama, arba susitariama su ja, kad nesijaučiau blogai, kai kažką padarau, gėdingo, arba kaip nepasiseka, kad savęs neplakčiau ir nekaltyčiau, visai kaip, esmė yra meilė, išmokti mylėti save. Ir ego padės jums pasiekti tikslų, padės pasiekti visokių rezultatų ir tai, ko tik tai norite, tai tas didžiausias draugas viduje jūsų esa ego. Ir su juo turite kažkaip bendrauti, susitarti, ieškoti išeities, netiesiogiai jį nužudant, bet išmokstant su juo sutarti, susitarti, galbūt net išplėsti. Na, kitai tariant, senasis ego miršta, bet ko vieno pabaiga, kito pradžia. Ir tokiu būdu transformuojasi jis, nes, kaip minimum, ego sako tenais daugybę labai minčių ir patarimų, kaip jums pasiekti norimo tikslo ir rezultato. Tai esmė yra su juo sutarti, pasimokyti, kaip jis gali būti naudingas. Ne tik senaisiais būdais, bet ir kiek kitais. Kitas dalykas, kuris jūs įgalins gyvenime, kad būtum geriausias, turi sugebėti tvarkytis ir su blogiausiu. Tai, čia tokie kraštutinumai, kažkas nori būti pirmūnas, vadinasi, kažkas gal užtenka tiesiog daugiau mažiau gyvenime pasiekti šiokios sėkmės, bet aš pasakysiu, per kančias į žvaigždes arba no pain, no gain. Tai reikia susitaikyti, kad jūsų, jeigu yra tikslas ir noras kažko gyvenime pasiekti, reikės dėl to aukotis. Gali reikėti aukoti laiką, dėmesį, dar kažką. Neretai, bet būtų toks taktinis pasiūlymas su skausmo tolerancija savyje užsiimti. Skausmo tolerancija tai reiškia, jeigu nori turėti raumenis, reikia sportuoti. Bet kai sportuoji, pavargsti, skauda ten, raumenys, visa kita, tai apie tai. Ir bet kur santykiuose, tarkim, norit susipažinti, tai pirmi tie susipažinimai reikės peržengti per komforto zoną, eiti ir pakalbinti. Pradžioj nedarė to, dabar jau nori daryti, tas toks nepatogus skausmas psichologinis, reikės tai daryti. Norit verslą daryti, ne? Tai irgi būna, noriu aš ten turėti verslą, ten pinigų, dar kažką, bet skausmas perlipti, eiti, išbandyti, padaryti tą savo idėją, nebijot suklysti. Aišku, kad suklysit 100%, nieks negimė mokėdamas ir visos pamokos gimsta per klaidas, tą turit suvokti. Ir reikia eiti į tą skausmą, į tikslą per skausmą, su pamoka jūs ir gaunate tą visą savo vertę.
Taip kad jei norit būti geriausi, turit sugebėti tvarkytis ir su blogiausiu. Iš tikrųjų, pirmoje vietoje praeisit tą blogiausią ir po to gausit tą geriausią. Tai kitaip niekaip. Čia tas ir yin ir yang principas ir daugybė kitų visatos dėsnių, kurie tai sako. Taip kad turėkit tai omenyje, kad jums reikės praeiti. Jeigu norit, jeigu yra du dalykai. Ar pirmas, kurį sakiau, per kančias į žvaigždės, arba antras atsisakyti savo žvaigždžių, savo svajonių. Viskas. Ir susitaikot savo, kad jūs nesieksite. Viskas. Aš atsisakau savo svajonių ir toliau nekaltikit savęs. Ir nekaltikit tada savęs. Kas iš tikrųjų yra, labai nelabai. Ta aš suvokiu. Ir protas, mintis yra pirmapradis dalykas. Pirmas ir esminis ašinis dalykas yra idėja, mintis. Gali tai būti noras. Bet tokis pukšt atsirado iš kažkur. Idėja, noras, mintis. Jau tiksliau mintis netgi matom antroje vietoje. Tai idėja, tai tokis iš kažkur spontaniškas pukšt atsirado. Toliau mintis, jūs ją galit kontempliuoti tą mintį, apsvarstyti, ar verta ją siekti, ar tam verta gaišti laiką, dėti pastangas, kaip tai pasieksit. Tada atsiranda jausmas, kad vis dėlto verta. Jūs turit suvokti tą procesą, kad jūs pereisit nuo idėjos iki pokyčio. Bet kur gyvenime. Vat ir jūsų vėl kitas valdiklis. Tai idėja, mintis, jausmas, jau jūs suprantate, kad iš tikrųjų tai yra tai, ko jums reikia. Ir ketvirtas žingsnis, pradedate planuoti. Daug kas ir prieš to net neprieina ketvirto žingsnio, reiškia, ties 3 baigėsi ir viskas. Jūs esate užsispyręs. Jūs esate iniciatyvus. Ir jūs suprantat, kad reikės pereiti visus žingsnius arba atsisakyti to, ką jūs užsigeidėt. Tada jūs, reiškia, jau 3 žingsnyje suvokit, kad norit, 4 pradedat planuoti, 5 žingsnyje atsiranda įprotis ir jūs pradedat bandyti daryti dalyką. Reiškia, nuo idėjų prie veiksmų. Susiformuoja įprotis, atsiranda tokius kaip prieraišumas tam, nes jūs žinote, kad jūs jau darote progresą. Ir tada, bedarydami progresą, pereinate į gyvenimo būdo reiškia, kaip atsikelti, pavalgyti, eiti į tualetą, tai jau tampa jūsų natūra. Kaip įsivalyti dantis, tai tampa jūsų natūra. Jeigu norit, kad nesmirdėtų dantys, valotės juos. Ne vieną kartą. Tai tampa jūsų natūra. Ir po to atsiranda finaliniam dalykė pokytis, kurio jūs neįsivaizduojat kaip kitaip. Tai įsiugdyti įprotį, padaryti tai gyvenimo būdu ir tai taps naujuoju jūs. 8 žingsniai, kuriuos matėte ekrane, reiškia, tikrai leis jums susivokti, kad kaip pasiekti bet ką. Pokytį. Svarbiausia pokytį link to, ko jūs norit. Tačiau kitas yra flow, reiškia, būsena tokia, nežinau, lietuviškai labai keistai verčiasi, bet flow tokia būsena kaip pakylėtas, gal sakyčiau, jaučiatės savo vietoje. Labai svarbu pasverti iššūkį ir savo kompetencijas tam, kad siektumėt nei per daug, nei per mažai. Nes jeigu bus tarkim, pereinam per šitą flow modelį, jeigu per aukštas lūkestis, o maža kompetencija, tiesiog stresuosite ir nieko iš to nebus. Kitas jau šiek tiek kraštutinumas būtų, jeigu per didelė kompetencija, o lūkestis per mažas, tai tada tiesiog nuobodžiausite. Ir turi kompetencija ir lūkestis
susiderinti, tiek jūsų galimybės iššūkį įveikti. Nes jei bus per paprasta, tai tiesiog, kaip sakiau, nuobodžiausite. O jei bus per sudėtinga, jūs frustruosite, tiesiog negalėsite nieko padaryti. Todėl reikia susikalibruoti save iššūkyje ir savo kompetencijoje tam, kad jūs galėtumėte eiti tuos žingsnius į priekį. Ko pasekoj, jeigu didelė ambicija, mes ją, kaip ir sakiau, supjaustome į mažus žingsnelius, tam, kad pasiektume tikslą įveikiamą. Ir nepamirštat, kad procesas visgi svarbu. Nes aš noriu būti milijonierius. Milijoną turi ir kas matėgi, kiek teleloto ar ten ko, kieno loto, ten laimi ir viską ištaško dėl to, kad tas žmogus nebuvo pasirašęs tai sėkmei. Ta sėkmė jį užgriuvo praktiškai kaip našta. Augdami lėtai jūs progresuojate ir pasiruošęs visam tam. Taip kad ir pats procesas jūs išmoko ir jums patinka ir tam pasiruošit ir vėliau galite žengti tolimesnius žingsnius. Tai net nereikia norėti visko iš karto. Aišku, tokia žmogaus prigimtis norėti, bet stengtis reikėtų suvaldyti šį norą tam, kad jūs galėtumėte tai sukontroliuoti po to, kai gausite. Kitas dalykas. Kontroliuok 5M. Tai yra dar vienas įgūdis į gyvenimo reiškiasi kontrolę, savikontrolę. Tai yra burna, mintys, nuotaika, manieros, pinigai. Čia angliškai aišku yra parašytos tos 5M. Tai burna. Tik aš mėgstu pajuokauti, sakau, iš burnos nedaryk šiknos. Ką sakai, tą darai. O jeigu negali, tai galima aišku atsiprašyti, bet tu supranti, kad negali tai be visada visų atsiprašinėti, belia ką prisišnekėjęs. Niekas nepasitikės, pats nepasitikėsi savim. Tai iš burnos nedarai šiknos, renki bazarą, šneki, stengiasi nesikeikti, kalbė už tai, kuo tiki, tai ką įvykdysi. Taip kažkada biškai, tas keiksmažodis kitą kartą išlenda, bet esmė, kad tais keiksmažodžiais negyventi, nes, suprantat, tada irgi ten, kaip sako, gyvatė lizdas ar kaip ten. Tai žodžiu. Trumpai tariant, pasakysiu, rink bazarą. Mintys. Irgi, reiškiasi, mes turime suvokti, kad mintis yra pirma pradė. Ir nuo minties viskas prasideda. Jeigu mes, pavyzdžiui, galvosim, kad čia nesąmonė, nesiseks ir panašiai, tai jūs iš karto pirmoji žingsnio vietoje jūs užkertat savo kelią. Vos pamąstę, pagalvoję, jau iš karto suknisat savo visas galimybės vien dėl to, kad galvojat, kad jums nepasiseks. Taip yra tam tikri charakterio tipai, bet mokymasis būti optimistu arba galvoti, kad išeitis yra padės labai stipriai. Nes, su savo mintim, tose mintyse ir būna tas jūsų ego, jūs turit mokėti susitarti, kaip puoselėti pozityvumą, kaip suvokti, kad atsiras tam tikri veiksmų planai, galbūt ne šią akimirką, bet tada, kada ateis tam tinkamas metas ir laikas, atsiras tada. Ko pasekoj, minčių kontrolė yra labai svarbus aspektas. Prasme, ten net nuo minčių pirmą prasideda, tik taip po to eina į burną. Tie tos visos idėjos ir visi žodžiai ir visi planai. Tai turite tonizuoti pozityvą savo galvoje, savo mintyse, kad iš principo jūs nedepresuotumėt dėl nieko. O jei būna kažkokios problemos su jomis, visą laiką pirmoji vietoje mintyse tvarkosi dauguma žmonių, nes taip yra pirmapradis dalykas. Tiesiog. Toliau nuotaika. Aišku, čia angliškai parašyta. 5M, tai čia angliškai. Nuotaika lietuviškai. Jeigu būsite savo nuotaikos, emocijų įkaitas, patapsite jų vergu ir visa problema. Todėl tirti kūną, kaip jums emocijos ir nuotaikos reiškiasi yra didelė energija ir jeigu jūs ten, pavyzdžiui, jaučiatės blogai ir tą blogio mintį suksite į įsivynios sniego gniūžtę ir jūs nusivrysite tenai šunų keliais.
ko pasekoja gali ta bloga nuotaika būti toks kaip ir akstinas, kaip ir variklis energijos, duoti tas pyktis kitą kartą yra didelė jėga sukurti kažką, ko anksčiau prieš tai nebuvo sukūrę. Tai jausti savo kūną esančias emocijas yra labai svarbi praktika. Ir kaip tą daryti, tai galima čia irgi papasako trumpai. Reiškia, kaip dilpčiojimą, kaip šilumą, kaip karštį, sugniaužėt kumštį, kaip pykstat, ne? Kitą kartą nežinau, kažką ketinat padaryti, bent jau aš, kai kažką ketinu padaryti, ko anksčiau nedaręs, tai man krūtiniai taip toks kaip energijos kumuliukas susispaudžia, arba jeigu nori kažką pasakyti, ko nedrįstu pasakyti, tai gerklėje toks gumuliukas jaučiasi, toks, principai, kūne juntami signalai, kaip šiurpas, kaip karštis, kaip įtampa, kaip kartais kaip ant galvos kažkoks raikštis uždėtas, užspaustas, jeigu kažką sunkiai galvoju. Ir tai aš jaučiu tas emocijas ir su jom galima tada dirbti, kai aš suvokiu, kad tai yra emocija. O jeigu ten aš atsitiktinai jas reaguosiu, tai jos mane valdys ir niekas iš to nesigaus gero. Taip kad emocinė, kaip čia pasakyti, emocijų kontrolė arba emocinis intelektas. Tai toliau manieros, bendravimas. Tai bendraudami su kitais žmonėm etiškai ir taktiškai jūs iš tikrųjų daug daugiau pasieksit, negu būdami nemandagus ir ten pyksite. Visą laiką, jeigu norit kažko iš aplinkos, jūs supraskit, visų pirma turite duoti. Ir turite elgtis su meile kitiems, o nereikalauti ir prievartauti. Tai galima taikyti tą taisyklę, kad kai elgis su kitais taip, kaip nori, kad su tavimi elgtųsi. Ir jeigu tu jam linki gero, tai už nugaros nelinkėk blogo, o iš tikrųjų gero linkėk. Nes vėlgi supras, gal tai esi tu kita versija, ko pasekoji, tai svarbu savo kitam padėti. Ir kitas M tai yra money, pinigai. Pinigai yra energija, kurią mes valdome, kontroliuojame, tokiu būdu savo įvairius poreikius patenkiname, bet pinigai jie irgi turi atsirasti iš kažkur, tai yra iš jūsų darbo, iš investicijų, iš kažkur turi jie atsirasti, kad galėtumėt jau tada su jais vėliau kažką įdomaus ir gero dėl savęs ar kitų nuveikti. Tai galbūt, sakyčiau, atkreiptinas dėmesys būtų į finansinį raštingumą, tai yra neišleisti visų pinigų, nusimatyti diversifikaciją. Tai yra, dabargi čia labai populiaru, daug čia yra tų draudimo finansų konsultantų, draudimo agentų, reiškiasi, kurie papasakoja jums, kaip reikia taupyti pinigus, reiškiasi, atiduodant jiems. Aš pasakysiu kitaip. Išskaidote į paprastus 5 ar ten kiek reikia krepšelių. Ir pagrindinės išlaidos, taupimas juodai dienai, nežinau, kažkokioms atostogoms ar mašinai, namui, dar kažkams, ir asmeninėms reikmėms laisvalaikiui. Viskas. Į skirtingus gaunat atlyginimą, į skirtingus krepšelius įsidedat ir naudojat pagal paskirtis. Galite krepšelį prisigurti kiek norit, procentus nusistatot vos gavus pajamom. Aš tai pradėjęs taikyti iš karto, galiu pasakyti, finansinis raštingumas išsisprendė. Gauni kažkiek pinigų, įskaidai, leidi tik tai iš vieno krepšelio. Jeigu, aišku, pasibaigia, gali imti ir iš kito, bet jau supranti, yra barjerai tarp tų krepšelių, ne taip paprastai. Tai tam gali reikėti atsidaryti papildomą sąskaitą kažkokią, bet ką galiu pasakyti, tai apsimoka vis tiek. Tai pinigai, jūs turite turėti kažkiek visada pinigų, neišsitaškę, neišsileidę, nes, biškai ateis kažkoks poreikis reikalas ir jūs jau neturite ir suprantat jūs, kad nebūtumėt situacijos įkaitai. Tai pinigai yra energija ir jinai yra labai svarbus ekvivalentas šių laikų visuomeniai. Ir finansinis raštingumas jisai labai labai padeda vėlgi kontroliuoti savo gyvenimą. Taip. Toliau kaip kontroliuoti savo gyvenimą ir jam turėti kuo daugiau įtakos. Savo gyvenimo vadeles, kaip sakant, paimti ir pasižaboti. Tai kitas pamokymas, patarimas, kelias link sėkmės.
vėlgi panašiai susijęs su tom idėjom, apie kurias kalbėjau, bet kitas išsireiškimas, tiesiog, vėlgi, va, čia vizualą padėsime ekrane, kad matytųsi, turite idėją, ne? Ir labai svarbu pereiti į planavimo fazę, nes, tiesiog būna žmonės paprasčiausiai frustruoja. Oi, noriu to, arba kaip būtų gerai tas, ir viskas, ir tuo ir baigėsi. Tai nebūkite tie žmonės, jūs pereikite į planavimą. Kartais gali nesisekti, kilti klausimų, abejonių, nepasiseks dar kažkas. Pasakysiu, jei neplanuojate, tikrai nepasiseks. Idėją paverskite planu, kurios paskutinis punktas bus tas, ko jūs norite. O iki to susidursite su iššūkiais, bet be plano jūs nežinosite, nuo ko net pradėti, ką pataisyti ir panašiai. Tai va čia ir yra pirmi 3 žingsniai. Idėja, planavimas ir bandymas, execution. Tai va, ir jūs bandote ir kas nutinka? Nutinka situacijos, vis obstacle 1, nutinka situacijos, su kuriuom susidūrę jūs ieškote sprendimų. Va, pradžioj būna tokios vienokios situacijos, iššūkiai, problemos, po to būna jau kitokios situacijos, problemos, kartais sekasi, kartais anksčiau ir vėliau pradeda nepasisekti, ko pasekoj turit suvokti, kad ateis kažkurio momentu nesėkmė, iš kurios jums reikės išmokti ir va, tada išlikti pozityviam, padaryti pertrauką, kokos pasekoj daug kas nedaro pertraukos, o tiesiog meta. Aš pasakysiu, ne, tada, kai jums jau pradeda arba nesisekti, arba nerandate išeičių, darot pertrauką. Poilsį, nežinau, atostogas, va, nupieštas žmogeliukas, kuris medituoja, išlikti pozityviam. Tai yra, kai jau nutinka sunkus procesas, išlieka pozityviu, bet nemeta. Ir va, rodo kitas būna, reiškiasi momentas, kad vis dėlto papult galima į tam tikras depresijas arba savim nepasitikėjimą. Ir šitoj vietoj dažniausiai tie, kas jau būna nuėję, pabandę, pradėję, meta. Nebūkit tas žmogus, kuris meta, kai jau susidūrė su pirmom dideliom kliūtim. Ne, ieškokite alternatyvų, išeičių, idėjų, knygų, tarkite su žmonėm, ieškokite sprendimų. Ir vis tiek, jeigu, pavyzdžiui, gausite tą žinias ir informaciją po pirmųjų nesėkmių, jūs pasimokysite ir galbūt neretai būna tai, kad supjaustyti užduotį į mažytes užduotėlės, kad būtų galima jas įveikti. Ir tada vat nutinka ta maža sėkmė, kurią jūs patirėt, matot, kad įmanoma, aš galiu, gal per daug užsigrėbiau, kai sako, jei nori suvalgyti dramblį, valgyk po 1 kąsnį, arba 1000 kilometrų kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio. Tai jūs jei nueinate ten kažkiek žingsnių, susidurit su iššūkiu, gal reikia dar daugiau tų mažiukų žingsniukų padaryti. Nepamirškite to ir niekad to nenuvertikite, o tiesiog reikia judėti į priekį. Kas tada nutinka? Tada nutinka būstas, pasitikėjimas savimi, nes tada suvokiam, kad mes galim padaryti. Tada būnam pradirbę tą frustraciją ir suradę išeitį, mes pradedam džiaugtis ir didžiuotis savim ir suprantam, kad vis dėlto galima tai dalyką padaryti. Tada atsiranda optimizacija, patobulinimai ir sėkmė. Ne taip ir toli. Po tos frustracijos, po tos juodos dienos atsiranda po to sekanti pozityvi diena, sėkminga diena. Taip kad reikia to tikėtis. Ir kai perinat visą šitą procesą, aš juokauju, sakau, ir kiti taip pačiai juokauju, sako, būk atsargus su savo svajonėm. Nes dėl jų kažką sieksi, darysi, kovosi, mokysiesi, augsi į tą pusę, tai jau šitoj vietoj atsiranda tam tikri kiti jau tada parametrai dėl naujų svajonių. Bet pirmą kartą jūs turite tai patirti, tai daryti, siekti, eiti link tikslo ir tas procesas iš tikrųjų pakankamai teisingai paaiškina, kaip tai pasiekti. Nusiteikimas išankstinis suteiks jums antrą atsarginį kuro baką moraliai, psichologijai, pasitikėkit taip pat širdimi, nebijokit kryptis ir pagalbos. Taip, toliau, kitas, irgi dar vienas įrankis apie
įgalinimas savo gyvenimo. Čia vat labai irgi graži nuotraukėlė. Problemą paversti klausimu. Kažkas nesiseka, kelkite kritinius klausimus tam dalykui. Kelkite daugybę klausimų. Kaip tai spręsti, taip toliau, kodėl taip nutinka, kas dar su tuo susijęs. Daugybė klausimų. Dabargi net yra ir dirbtinių tų chatų, kurie ten prirašo ir gali jums padėti, kokius klausimus kelti. Ir tada, aišku, ne tik klausinėkit, ir atsakinėkit, ieškokit išeičių sprendimų. Bet kaip ir su prieš tai minėtum, reiškiasi frustracijos apibūdinimu, jūs papuolat į problemą, iškeliat klausimus, kaip ją išspręsti, ieškot atsakymus, surandat atsakymus, judat į priekį toliau. Ir va čia parašyta, kad connect the product to the answer. Tai čia kaip jau galima užsidirbti ir monetizuoti tą dalyką. Tai sukuriamas jau paslauga arba produktas, jeigu jūs, pavyzdžiui, su tuo susidurėt, ne, ir galite tai pasiūlyti kitiem, ir tai gali būti netgi monetizuojama ir perparduodama ta visa idėja. Ko pasekoj, jeigu jums tai buvo problema ir jūs tai norite išspręsti, vadinasi ir kitiems tai gali būti. Ir galima iš to net ir užsidirbti. Tai. Dabar aptarsime tokius dalykus, kur bet vis tik energija. Energija yra labai svarbus dalykas mūsų pačiai eigai, progresui, judėjimui į bet kurią pusę. Nes jei nėra energijos, mes net iš lovos nenorim keltis. Ir kas tada? Ir tada, nieko nereikia, nieko nenori čia, ten visokie pasiteisinimai. Tai irgi gera špurgalkė bus jums yra tai, kad kas atima jums energiją, motyvaciją arba norą veikti. Pasakysiu. Tai aptariam tada pirmą, kas nuima tą energiją, o po to, kas prideda. Tai fokusavimasis į praeitį. Ir kai kažkur kažkas praeitį nepasisekė ir mes save mintyse mindžikaujam ir brūžinam smegenis, kaltinam, kad čia tas nepasisekė ir mes taip depresuot pradedam. Tai nereikia galvoti, kaip praeitie nepasisekė. Reikia aš manau, skirti dėmesio ateičiai. Kaip sako, jei atsuksi veidą praeičiai, tai ką atsuksi ateičiai? Subinę. Taip kad neatsukit ateičiai subinės, galvodami apie praeitį, kokia jinai buvo bloga. Nepastovus miegas. Taip, aš pats eksperimentavau su miego ciklais ir iš tikrųjų vis dėlto atsimiegau. Jeigu vieną naktį nepamiegi, tai kitą kartą daugiau norisi miegoti. Ir tai energija, rutina eiti tuo pačiu metu, gulti, keltis labai padeda, o jeigu to nesidaro, tai ir išsibalansuoja kūnas. Nes mes gyvenam tam tikrais ritmais. Betvarkė. Namuose reikia skirti laiko dėmesio šiek tiek ir tvarkai, dėl to, kad netvarkingi daiktai, netvarkingos mintys ir tada pasimetimas ir tada nesinori kažko nieko labai super daryti. Tai skirti dėmesio, apsitvarkyti namams, 5 minutės ar 3 minutės, bent kada jūs užknisa kažkas, nors padarykit tą, pasidarykit tas kelias užduotis, bent po truputį į dieną, jei ten darysit po kelias minutės namų ruošos darbų tvarkymosi, tai jūs ir susitvarkysit pro šoną, praeidamas pro tą. Gali daryti kapitalinį tą tvarkymą, bet kartais tik tai kapitalinį galvoja ir po to nedarai jokio, tai siūlau daryti bent po kažkiek. Tai socialinė medija. Socialinė medija reiškiasi. Yra toks dalykas, kad gali, užsiskrolinti. Tai jūs jau savo omenyje, jūs jau neužsiskolinkite per daug, nes vėlgi tenais galima paskesti. Paprasčiausiai. Ir, socialinė medija, ką aš galiu pasakyti. Geras įrankis, bet jame reikia irgi reguliuoti save. Ir čia galbūt praleidęs. Šitą užsisėdėjimas, taip, tai išėjimas iš komforto zonos, reikia irgi karts nuo karto išeiti biškutį į žmones ir panašiai, kad ne vien tik tai būti intravertišku.
Toliau, overthinkinimas, tai čia susijęs su tuo, kad mes pamatom problemas ir jų net daugybę problemų į priekį užsibrėžiam, užsimatom ir nenorim net pradėti judėti. Tai kažkiek pamastyti reikia, bet reikia stengtis ir judėti į priekį tolyn. Dehidratacija, toliau, gerti vandenį labai svarbu ir gaila, kad dabar mūsų esamoji sistemoje tas vanduo nėra švarus ir iš tikrųjų reikia ieškoti to vandenio išfiltruoto arba papildomus preparatus. Dabartinė sistema, ką mes turime, tai tas vanduo jis yra užterštas, trumpai tariant, užterštas. Reikia nežinau, šaldyti, atšildyti, ten nusipilti visas tas atliekas. Jeigu pabandysite iš krano įsipilti vandenio, užsišaldyti gerai tvirtai ir atšildyti, pasižiūrėkit, kas lieka ant dugno, pamatysit, ten dumblas lieka. Tai aš pavyzdžiui, asmeniškai tai tą vandenį taip kaip ir užšaldau, atšildau, nupilu be tų dumblo ir jau tada galiu vartoti, gerti. Tai kaip minimum, vandenį gerti taip, bet ir dar ne bet kokį, jis turi būti švarus. Tai laikas prie ekranų, vėlgi mes tampame ekranų tokiais dopamino aukomis, tai karts nuo karto reikia skirti biškutį dėmesio, padaryti pertraukom. Man tai sunkiai sekasi, bet kiek išeina, stengiuosi tą dalyką daryti. Atsitraukti, skirti šiek tiek, kaip čia, bent jau nežiūrėti tenais daugybės ar ten filmų, ar tenais beleko prisiskrolinti, arba tenais, suprantat, ta prasme, nepersistengti su tuo ekranu laiku, arba jeigu dar kažką prie ekrano, tai prasmingo. Negatyvumas tada irgi, mes jau apie tai aptarėm, kad negatyvumu išliksite, tai, savo būsite priešas. Ir šitas resentment irgi tas pats. Tas reiškia apmaudas. Tai ne negatyvumas, apmaudas, tai čia kaip ir beveik panašiai tie dalykai. Greitas maistas. Taip, aš kiek tikrinau, šiaip man labai patinka, ką darysi. Bet kiek patikrinau, kad dabar pradėjau maitintis sveikai, pastebėjau, kad pavalgęs to junk foodo, tai sulėtėjo viskas, tingesnis tampu visą dieną, kiek dienų būna ten, dar dieną po ir būna labai apsunkę. News, tai yra naujienos šių laikų medija, knisa smegenis ir stengiasi praplauti žmogui, kad jisai jaustųsi blogai, čia karas, maras, visokios problemos, apsikrauna žmogus ir stresuoja, tai reikia atkreipti dėmesį į tas naujienas, kurias vartojate. Toliau, alkoholis. Čia savaime turbūt gal suprantama yra šiek tiek, jo, nežinau, ten kaip italai ten prie vyno taurė, prie maisto aš kaip suprantu, tipo labai saikingai, bet gal tas nesaikingas labai, tai iš principo nors aš girdėjęs irgi daug tų teorijų, kad nei jokio alkoholio kiekio geriau, nes ten alkoholis žudo smegenis ir panašiai. Taip, jeigu galima ir įmanoma, tai apsieiti be alkoholio visų pirma geriausia. Tačiau jeigu jau yra ten visokios kažkokios šventės ar dar kažką, tai reikėtų suvokti vis tiek, kur yra tos ribos ir kad tai netaptų kažkokiais blogais įpročiais, kurie vėliau, suprantat, kitą dieną būna bloga, nedarbinga, taip toliau ir visa, ne tik tą dieną praleista, bet ir kitą dieną ir dar sveikatos kiek netekę. Tai, iš principo, vadovautis reikėtų tą vieną taurę itališkai, o ne kažkaip. Arba idealiu atveju visai be. Stresas ir baimė, tai čia aš į tą pačią kategoriją. Ir vengti streso ir baimės, ieškoti, kovoti su jais priešnuodžiu. Taip, ir tada pozityviosios, daug smagesnės. Suraskite muziką, kuri jūs motyvuoja ir įkvėpia. Ta prasme, tikrai yra labai motyvuojančių dainų ir ar tenais gamtos garsų, ar šiaip kažkokio muzikos stilius, kurį jūs tonizuoja. Gamta, pasistengkit pabūti gamtoje, pasivaikščioti žygiai, dar kažkas, susidraugaukit su gamta, juk mes esame iš gamtos ir kilę, juk mes iš gamtos, tai kaip kitaip, tai gamta mūsų gimdytoja, mes turim su ja rasti ryšį. Tada poilsis, taip, poilsis, natūralu kaip atsilsėjimas, skirti dėmesio laiko savo ir
nebūtinai tai, ką kiti sako, kiek ten reikia ir panašiai. Jūs žiūrėkit savo kūną, savo vidų, kada jūs jaučiatės iš esmės pasilsėję. Saulės šviesa. Taip, iš tikrųjų yra vadinamas toks sungeizinimas. Aš pats asmeniškai vakare žiūriu į saulę, vakare, ryte žiūriu į saulę. Ir senovės Egipte rodydavo, kaip ta auksinė saulė būna ir žiūrint į ją, iš tikrųjų ten yra saulė spinduliuoja vitaminus. Čia yra prišnekėta, kad tenais negalima ir taip toliau, gal pačioj dienos pike negalima, bet yra sungeizinimas ir aš žiūriu į saulę ir ne tik, kad taip deginusi ar kažką, bet iš esmės saulė labai daug pakrauja. Visa gamtos kūrinijos, jinai kūrėja, visi augalai, jie maitinasi ir mes esame taip pat gamtos dalis, tai kad aš tikrai žiūriu į saulę, plikom akim, be akinių, ne tik vakare, bet geriausia, lengviausia tik vakare ir paprastai ir dieną, jeigu yra galimybė, tai vakare tiesiog daug lengviau ir yra daug stereotipinio mąstymo, kad negalima ir panašiai, aš manau galima, aš žiūrėjau, neapakau ir kaip tik dar pagerėjo regėjimas, taip kad tiesiog. Toliau pozityvumas ir pozityvios mintys reiškiasi. Tai pozityvumas tai yra vienas iš svarbiausių kriterijų. Pozityvumas vienas iš svarbiausių kriterijų yra mokėjimas džiaugtis gyvenimu, kas esmė. Ir gratitude yra dėkingumas būtent, tai dėkoti, būti pozityviam, būti tiesiog dėkingam likimui, kad gavote savo kūną, visus pirštus turite, galite valgyti, mėgautis, ta prasme, kartais mes nuvertinam tuos dalykus ir pamirštam, ką mes turime gavę iš Dievo, rankas, kojas, rūbus, stogą virš galvos, ten, nesvarbu, ten didelius arba mažus dalykus, bet mes pamirštam. Reiktų prisiminti ir tą dėkingumą vėl susigrąžinti ir padėkoti visagaliui, kad mes džiaugiamės tais dalykais ir savo priminti, kad mes tuo džiaugiamės. Ko pasiekoja, kada pamirštam, tai galvojam, kad gyvenimas ten kažkoks nepilnavertiškas. Tuo tarpu mes įsivaizduojat, žmonės paprasčiausiai ne visi turi galimybę ten valdyti galūnės arba ne visas turi galūnės ar dar kažką. O jūs, jeigu turite, tai jau yra didelis turtas jums ir nepamirškit padėkoti Dievui už tai. Tai va, meditacija, taip aš tą propaguoju ir labai rekomenduoju, ypač kada būna teigiamos arba neigiamos labai užsihaipinusios emocijos. Gal daugiau, kai būna neigiamos, tada mes tas emocijas subalansuojam ir meditacijos būdu labai tokius ramybės būseną. Net, tegul 5 minutės, 10 minučių, kiek galima, bet jeigu įmanoma skirti kasdieną po kažkiek minučių tam nusiraminimui, vadinkim galima įsižeminimui, tiesiog ramiai pakvėpuoti 10 kartų gilius įkvėpimus, susimerkusiu, tau ir meditacija, jau 10 kartų gilių, o jeigu dar yra idealesnės sąlygos, kad ir ne 10 įkvėpimų, o 10 minučių, tai čia jau iš viso viršyti lūkesčiai. Kas dar daugiau turi, tai aš net nekalbu ten jau, čia sakykime dabartiniam bėgančiam greitam gyvenimo ritme, surasti laiko meditacijai, tai yra iššūkis ir 3, 5, 10 įkvėpimų, užsimerkus, ramiai pakvėpuot. Ir svarbiausia, tada negalvoti apie problemas. Įkvėpiam, iškvėpiam, ramiai atsisėdam. Aišku, turi būti tokia aplinka, kad žinoti, kad mūsų nieks nepajudins, nesutrikdys. Net jei taip ir padarys, tai nebus pasaulio pabaiga, tiesiog jau jūs būsit procese atsipalaidavimo, sustabdyti nuo to bėgimo. Kitas, movement, sakyčiau, tas judėjimas, inercija, galima pagauti, kaip ir sportas, tiesiog. Judinti sąnarius ir tai jums padės, mankštos, žinokit, energija, kūnas, raumenys, mankštos labai pajudėti, labai padeda, pasivaikščioti, pasportuoti. Dar geriau už vis kokią savigyną lankyti, tai jau ir dar daugiau prasmės. Arba, jei ten žaidžiat komandinius žaidimus,
ten kaip krepšinis, futbolas, nu tai vėl visai faina, bet nu, reikia žiūrėti traumų tikimybės. O kvėpavimo pratimai labai yra, aš rytais darau kvėpavimo pratimus ir kelias minutės pakvėpavę, įgyjam labai daug energijos, aš galiu pasakyti, vienas iš geriausių pratimų yra pakvėpuoti. Iš pat ryto atsikėlus ir išsipučiu nosį, atsidaro šnervės ir energijos gaunu ir išsiblaško miegai, ko pasekoja tokia trigubas efektas. Dar gal kitaip žinomas kaip primingas, sakykime, minutę, 2, 3, 4, 5, kiek įmanoma daugiau pakvėpuoti. Aš pasidaręs nuo 3 iki 5 minučių, to pilnai pakanka. Man ir labai rekomenduoju iš pat ryto atsikėlęs pirmas pratimas prasikvėpuoti. Jei jūs energiją, praną, kvėpavimo energijos įgaunate pas save kvėpuodami, labai geras pratimas. Bendruomenė. Tai va, bendruomenė taip pat pakrauna energijos, nes jūs, kaip ten sako, vulspę. Turėti bendraminčių, bendražygių, kurie palaiko jūs tose idėjos ir mintyse, yra labai. Kai jums pradeda ar nesisekti ar kažką, tai bendruomenė su tom pačiom vertybėm, jos padeda atsistoti ant kojų. Žmogus yra sociali būtybė ir jam reikia to. Reikia bendruomeniškumo, reikia to užtarimo, palaikymo, juk vis dėlto viena iš mūsų tų baimių ir yra, ką pagalvos apie mus kiti. Todėl susirasti bendruomenę, kurioje mes gauname palaikymą, yra belekoks pliusas. Nes, jeigu jums nepasiseka, padeda atsikelti, pataria, palaiko, nesityčioja, supraskite, tai gerojam komandoj tobulėjimas vyksta kitų greičių. Todėl pasvarstykite, užkelkite klausimą, kokiose vietose jūs esate palaikomas. Tada decluttering. Aš pasakyčiau tai kaip persiorganizavimas, gebėti persiorganizuoti save. Kada keičiasi gyvenimo aplinkybės, mokėti savo prisitaikyti, persiorganizuoti prie aplinkybių. Nuolatinis pastovus miegas, taip, tai energija, valgyti visokius maistus, čia galima vegetarai, kažkas gal ten nevalgo mėsos, gal ten kažkokių kitų dalykų, kiaušinių nevalgo. Tai, aš sakyčiau, čia surasti savo mitybos pilnavertišką racioną, kuris sutiktų jūsų poreikius. Kas sportuoja, kas atlieka fizinį darbą, kas ne. Tiesiog mitybos racionas irgi yra labai svarbus, ne tik tas vandenėlis. Ir nuolatos mokytis kažko naujo. Labai svarbu nuolatos mokytis naujų dalykų, tam, kad nesustagarėtumėt ir nepataptumėt kelmais, o augtumėt kaip medžiai į viršų, į šviesą. Ir būtų tiek apie tas energijas. Paskutiniai mano pasisakymai reiškiasi, vienas lojalus draugas vertas daugiau nei 10 000 netikrų. Tai labai stipri frazė. Vienas tikras draugas, lojalus draugas, vertas 10 000 reliatyvių arba netikrų draugų. Tai supraskite, ką gali bendruomenė arba bent jau vienas ar kitas nuoširdus draugas. Ta prasme, mano suvokimu užtenka kažkur skaičiu ir tą pritarčiau, užtenka vieno žmogaus, kuris nuoširdžiai palaiko jūs, ypač tom sunkiausiom akimirkom. Ir paskutinė frazė. Raktas yra tai, kad mąstyti, jog viskas man patinka ir viskas į gerą. The key is to think purely like the all. Tiesiog raktas mąstyti, jog viskas patinka.
nes mes čia atsiradome ne tam, kad heitintume, o mėgaudami gyvenimu bei mokymui. Ačiū, kad skiriate nuoširdaus laiko su manim Aurimu. Dėkui, kad skiriate laiko savo kompetencijoms. Turite klausimų, užduokite, turite idėjų, kelkite, galim pabendrauti ir bendrai daugiau tobulėti. Ačiū, iki.